Sveiki, vaikai. Aš kaip ir žadėjau, įrašysiu video atsakymus į mūsų pratimus tiesuoliai ir melagiai ir jūs galėsit pasitikrinti, ar teisingai pasprendėt. Taigi pirmas mūsų pratimas 47. 4 mergaitės, 4 gėlytės ir yra 3 teiginiai. Kiekvienas teiginys yra sudarytas iš 2 dalių. Viena dalis yra tiesa, kita dalis yra melas. Na gerai, nešokinėkim ir pradėkim nuo pačio pirmo teiginio. Tegul Stasė nuskynė Ramunę. Aš pasižymiu, kad tegul šitas teiginys yra tiesa, reiškiasi Alma neskynė Petunijos. Pasižymiu, Stasė nuskynė Ramunę. Gerai. Tada pagal antrą sakinį Stasė jau negalėjo nuskinti katilėlį. Gerai, bet kasgi čia gaunasi, kad ir Genė tuo pačiu turi nuskirti Ramunę. Na ir gaunam mes jau čia prieštaravimą, o to neturėtų būti. Reiškiasi mūsų pats pirmas spėjimas, kad Stasė nusiskynė Ramunę, buvo klaidingas. Viską išvalom, klaidingai mes sumastėm. Jeigu buvo klaidingas, reiškia Stasė visiškai neskynė Ramunės, o Alma tada skynė Petuniją. Pasižymim, Alma, o šitą gėlytę vadinasi Petunija. Gerai, tada atkreipkim dėmesį į trečią sakinį. Aha, jeigu Alma nuskylė Petuniją, reiškia Alma jau negali skinti našlaitės. Šitą teiginį išbraukiam, taigi tada čia Valia sako tiesą ir jinai nuskynė Ramunę. Valia jungiam su Stasė sako tiesą ir jinai nusiskynė katilėlį, kur mūsų Stasė ir čia. Kasgi lieka? Sujungti Genę ir našlaitės. Na, dar kartą pasitikrinam dabar savo atsakymus. Alma Petunija, Genė našlaitės, Stasė katilėlius ir Valia Ramunę. Ačiū.